Aš manau, atėjo laikas mums visiems išlipti iš savo žinojimų dėžučių ir pasikalbėti apie tai, ką naujo ir gero mes galim sužinoti. Šiandien aš noriu pasikalbėti apie tai, kaip mes jau pralošėm dirbtiniam intelektui. Ir šitas video iš tikrųjų yra greičiausiai tęsinys mano video, kurį aš dariau prieš tai. O jį galėsite pasižiūrėti šičia arba pačioj nuorodoje, aš įdėsiu į aprašymą. Ir aš manau, kad mes kaip žmonės jau šiandien dienai šiek tiek pralaimim dirbtiniam intelektui. Ir leiskite, aš jums papasakosiu, kodėl. Visą savo gyvenimą aš dirbu su žmonėmis. Mokau žmonės, mokau pardavėjus, dirbu su įvairiom komandom, darau įvairius verslus, įvairias veiklas, turiu savo komandų ir visą savo gyvenimą aš dirbu su žmonėm. Todėl aš manau, kad aš turiu pakankamai kompetencijos atsakyti, kodėl mes kaip žmonės šiek tiek atsiliekame nuo dirbtinio intelekto. Vieną dalyką, kurį aš jums galiu papasakoti, tai mano patirtis ateinant iš mokymo. Kuomet kiekvieną kartą aš pradedu dirbti su kokia nors komanda, kuomet aš pradedu naujus mokymus, kuomet aš ateinu į auditoriją, kuomet aš dirbu su studentais arba apskritai su bet kokiais žmonėm, aš labai lengvai galiu išskirti du žmonių tipus, su kuriais aš susiduriu. Vienas žmonių tipas, su kuriuo aš susiduriu, tai yra visažiniai. Tai yra uždari žmonės, gyvenantys savo dėžutėse. Ir jie galvoja, kad jau viską sužinojo ir viską žino. Todėl atėję į bet kokią komunikaciją, bet kokį santykį, bet kokį susitikimą, į bet kokius mokymus, tokie žmonės nori papasakoti viską, ką jie žino, yra absoliučiai uždari, užsidarę ir nepasiruošę priimti jokios naujos informacijos, su nieko nesutinka ir nori tik tais paglostyti savo didelį mylimąjį ego ir patvirtinti, kad jie yra teisūs ir viską žino. Kitas tipažas žmonių, su kuriais aš susiduriu, tai yra žmonės absoliučiai atviri visam pasauliui, kurie, pavyzdžiui, atėję į mokymus, atėję į paskaitas, susidūrė su galimybė išmokti kažko naujo, išsiurbė, išmelžė visą įmanomą informaciją, užduoda milijonus klausimų ir visuomet pasiruošę abejoti savo žiniomis, visuomet pasiruošę abejoti tuo, kad jie viską žino. Ir kaip taisyklė, tokie žmonės būna žymiai stipresni ir sugeba gyvenime nueiti toliau, būna daugiau pasiekę, arba apskritai būna įdomesni kaip žmonės, įdomesni pašnekovai ir su tokiais žmonėm tu gali nuveikti labai daug gyvenime. Aš manau, mes kaip žmonės labai dažnai pastatom save, įstatome tiksliau į tas dėžutes, į tas kartoninės, kaip galima mažesnės dėžutes, kuriuose mes kaip žmonės jaučiamės užtikrinti, jaučiamės tvirti, nes tos dėžučių sienos neleidžia įeiti naujai informacijai, nes tos dėžučių sienos neatneša mums jokios nežinios, jokių naujų dalykų ir mes galime būti absoliučiai užtikrinti tame, ką mes atseit žinome, tame, ką mes iki šiol išmokome. Baisiausia yra tai, kad būdami užtikrinti ties tuo, ką mes žinom, mes nuolat stengiamės kartoti tuos pačius dalykus. Apsupam save žmonėm, kurie mums pritarė, apsupam save žmonėm, kurie yra silpnesni už mus. Ir taip gaunasi, kad mes verdam savo sultyse, troškinamės kaip tos daržovės. Ir tik minkštėjam su kiekviena sekundė. Nes žinot, kaip sakydavo mano senelis, jeigu tu esi kiečiausias kambaryje, keisk kambarį. Nes jeigu aplink tave visi tau tik pritarė, su kiekvienu pritarimu tu tampi vis bukesnis. Ir šitoj vietoj vienas svarbus dalykas, kurį mes visi, manau, privalome išmokti, kad dirbtinis intelektas pranašesnis yra už mus tik dėl to, kad nuolat siurbia į save naują informaciją. Nuolat ieško naujos informacijos, mokinasi daugybės naujų dalykų. Ir visai neseniai internete radau vieną video, kuriuo aš su jumis pasidalinsiu. Galite jį rasti šičia, arba aš paskui dėsiu į aprašymą nuorodoje. Ir iš tikrųjų tas video žiauriai yra įdomus, nes tame video dviejuose telefonuose įjungtas dirbtinis intelektas kalbasi tarpusavyje. Ir per keletą minučių nuo paprasto labas
Dirbtinis intelektas sugebėjo nueiti į pokalbį apie kvantinę mechaniką ir viskas tik dėl to, kad dirbtinis intelektas tose dviejose telefonuose vienas kitam uždavinėjo daugybę klausimų, o užduodami daugybę klausimų mes patys sugebėtumėm sužinoti daugybę naujų dalykų ir mūsų pokalbius nuvesti netikėtomis kryptimis. Ir šitoj vietoj aš pats pastebiu, kad vietoj to, kad norėdami išmokti kažko naujo, mes dažnai stengiamės kartoti tai, ką žinom. Apsupam save žmonėm, kurie yra žymiai silpnesni už mus, arba žmonėmis, kurie nuolat pritarė mūsų nuomoniai. Keletą dalykų norėčiau pasidalinti su jumis, keletą patarimų, keletą minčių, kurias gali būti jūs panaudosite savo gyvenime. Aš tai darau nuolatos ir tai yra mano esminiai principai, padedantis man nuolat tobulėti, padedantis išmokti kažko naujo ir nuolat pasiekti naujas aukštumas ir rasti jėgų ir galimybių dirbti su naujais žmonėm, padėti jiem išmokti kažko naujo. Pirmas dalykas, kurį aš nuolat taikau savo gyvenime, tai yra aš kiekvieną dieną stengiuosi išmokti kažko naujo. Ir jums kiekvienam rekomenduoju pabandyti įsivesti tokį įprotį. Anksčiau, kai buvau labai jaunas, skaitydavau labai daug knygų ir kiekvieną dieną stengdavausi, turėjau tokią taisyklę perskaityti bent 3 puslapius. Vėliau, kuomet atsirado internetas, atsirado daug online mokymų, atsirado YouTube platforma, aš pradėjau tą patį taikyti online. Ir šiandien aš turiu tokią taisyklę, kad kiekvieną dieną aš privalau išmokti arba sužinoti kažką naujo. Todėl kiekvieną dieną aš skiriu kaip minimum pusę valandos naujiems dalykams. O tą padaryti nėra labai sunku. Galima tai daryti pusryčiaujant, galima tai daryti važiuojant automobilyje, klausytis audio knygų, klausytis podcastų, arba vakare prieš miegą, vietoj filmo, vietoj skrolinimo po TikToką galima mokintis naujų dalykų, paskirti po pusę valandos kiekvieną dieną. Pusę valandos nėra tiek daug laiko, tačiau atneša milžinišką vertę. Antras dalykas, kuris man padeda nuolat tobulėti, aš visuomet stengiuosi save apsupti žmonėmis, kurie yra visa galva aukštesni už mane. Labai geras pavyzdys turbūt ateitų iš įvairių sportų. Aš visą gyvenimą daug sportuoju, užsiemu įvairiais sportais, įvairiom sportiniam veiklom. Ir vienintelis dalykas, kuris mane labai dažnai patempia į viršų, tai aš visuomet stengiuosi atsidurti tarp žmonių, kurie yra stipresni, geresni už mane. Lygiai taip pat buvo su paplūdimio tinkliniu, lygiai taip pat yra su koviniais sportais, su visais kitais sportais, kuriuose aš dalyvauju, kuriuose aš dalyvavau. Ir jūs nepatikėsite, kokį milžinišką progresą duoda buvimas tarp žmonių, esančių visą galvą aukščiau už tave. Lygiai taip pat ir veikloje. Man kaip pardavėjui žiauriai sekasi, man kaip konsultantui, man kaip mokytojui žiauriai sekasi. Aš nuolat turiu galimybę susidurti su žmonėm, su įvairiais verslininkais, sėkmingais žmonėm, esančiais visą galvą aukščiau už mane, pasiekusiais daugiau negu aš. Ir aš galiu užduoti jiems klausimus, ir aš galiu kartais patylėti ir paklausyti, ką jie įdomaus ir gero gali man papasakoti ir pasidalinti, užduoti jiems daugybę klausimų. Ir tai yra vienas iš dalykų, leidžiančių man nuolat tobulėti ir suteikti kaip galima, arba padėti išmokti kaip galima daugiau naujų dalykų mano klientams, žmonėm, kuriuos aš mokau, su kuriais aš dirbu. Todėl ir kiekvienam iš jūsų aš rekomenduoju apsupti save žmonėm, kurie yra kaip minimum visą galvą aukščiau už jūs, stipresni, geresni, įdomesni, protingesni, žinantis daugiau, išmokę daugiau, pasiekę daugiau. Jūs pamatysite nesveikais greičiais, kokiais nesveikais greičiais jūs pradėsite tobulėti. Ir joks dirbtinis intelektas nebus jums pavojus, nes jūsų kūrybiškumas pasieks pasakiškas aukštumas. Todėl kiekvienam iš jūsų aš noriu palinkėti. Nenustokite mokintis, mokinkitės kiekvieną dieną, tobulėkite nuolatos, apsupkite save žmonėmis, kurie priverčia jūs tobulėti. Ačiū jums už dėmesį ir susitiksime greitai.